Ready? Na tai ką, pradedam tokį lengvą podcastėlį su Andrium, kas nepažįstate, čia jisai turbūt gal net ir yra kaltininkas viso to, ką aš pradėjau tyrinėti su to stebuklingų grybų, Amanita muscaria, lietuviškai raudonoji musmirė. Tai Andriau, gal nuo pradžių būtų įdomus toks klausimas, kaip tu pats susidūrei su šitų grybų ir koks pas tave buvo santykis, kaip susikirto jūsų keliai. Ir nes šiai dienai Lietuvoje tai gan tokia stipria vieta užimi su šitų grybukų. Ir kaip tu iš tiesų susipažinai ir papasako tą pačią pradžią. Taip, tai Lietuvoje gal net beveik toks pionierius buvau, drąsuolis, kuris garsiau pradėjau kalbėti apie šitą grybą, nes iki tol ta tema tokia buvo kaip ir kažkas pusė ausies girdėjęs, bet niekas kažko konkrečiai. Taip. Tai mano gyvenime grybas atsirado mistiškai, kaip jis pats toks mistiškas yra, tai ir atėjo pas mane mistiškai. Istorija tik tokia, kad aišku prisiskaičiau internete visko, pasidarė smalsu ir ten tokia istorija, kad atvažiavo žmogus pas mane, sumaišęs adresą, išsišnekėjom, visiškai toks, sakykime, iš dangaus nukritęs keistuolis. Atsitiktinai? Atsitiktinai, jo, visiškai kiemą įvažiavo, ne to adreso ieškojo, bet išvaizda tokia buvo jo įdomesnė nei įprastai. Taip. Su barzdyte, su kasytėm, galvojau, įdomesnis žmogus ir žodis po žodžio pasišnekėjom. Paklausiau, ar žinai apie musmirės kažką, tai jisai esą girdėjęs, ir sako, sveikas įstojęs į klubą. Į musmirių klubą? Jo, ir pasirodo, kad jisai buvo apsišvietęs ir man davė tokios informacijos, pakvietė pas save ten į mišką, kur jisai ten taip pamiškiai gyveno. Taip. Atvažiavau ir jau ten ant stalo jisai pririnkęs tų musmirių raudonųjų ir sako, imk valgyk. Galvoju, kaip čia valgyti, tiek kiek ten informacijos pats turėjau, tai jis ale toks mirtinas ir toksiškas. Mirtinas grybas, taip. Jo. Ir šiaip, ten nieko labai neabejodamas suvalgiau. Grįžau namo, žmonai pasisakiau, kad į kokią avantūrą čia leidžiuosi. Tai aišku, vis šokia, nes šiaip dažniausiai žmonėm, kurie... Pirmą kartą tai išgirsta. Išgirsta ir sako, nušokia failai. Čia kažkas super ekstremalaus ir kažkas tai labai pavojingo. Nors anaiptol visiškai realiai, kad su musmirė kažką tai savo padarytum, neįmanoma tokio kiekį įdėti į skrandį. Neįmanoma. Kilogramais ten nuo 10 ir aukštyn reikėtų suvalgyti, kad jau būtų kažkoks tai rimtas. Mirtinas pavojus. Jo. Tai batoną prisivalgyti, bus tas pats. O tai kokia ta dozė, nes čia šiais metais aš irgi mačiau nemažai, buvo per televiziją rodomų laidų, per žinias, kur žmonės apsinuodė šitų grybų. Tai kokia yra ta dozė, nuo kurios jau žmogus gali realiai apsinuodyti šitų grybų ir ten matyti kažkokias haliucinacijas ar dar kažką tokio? Aišku, ten ką mes matom per teliką ir ten per kažkokius tai kanalus, kurie transliuoja atvirkščiai, tai reikia suprasti, kad dažniausiai ten būna kažkoks tai falšas. Hiperbolizuota? Jo, hiperbolizuota ir dabar iš vis paleista tokią programą, kad atgrasyti žmonės, nes vis daugiau žmonių neria šitą pažintį su šituo grybu. Tai kaip jau paleista ne vienoje šalyje, ne tik tais Lietuvoje, bet ir Lenkijoje, daug kur, kad žmonės ale nevalgytų ir rodo ten visokius atvejus, kai žmonės apsinuodė, ten langus iššokinėja, dar kažkas. Tai šiaip mūsų visų jautrumas tom aktyviom medžiagom, kurios yra amanitoj, yra, sakykime, skirtingas. Vieni jautresni, kiti netokie jautrus šitom medžiagom, bet šiaip pavojus jau prasideda nuo 5 gramų. Nuo 5 gramų. Džiovinto grybo, taip? Jo, moterim ypatingai, nes moteris turi truputį kitokį priėjimą prie šito grybo, tai nuo 5 gramų taip tas vadinamas tripas gali atsitikti. Ne visiems ir ne visada ir gali ten būti, šiaip jau tripo dozės skaitosi 12 gramų, bet moterim nuo 5.
O kodėl, sakai, moterims yra skirtingas priėjimas? Kas pas jas yra kitaip su šitų grybų? Nu, tiesiog moteris truputį kitaip reaguoja šitą grybą. Visa sistema truputį kitaip priima ir jau didesnė rizika, kad ta tripinė būsena moterims gali išsišaukti jau nuo 5 gramų. Nuo 5 gramų. Ir šiaip 5 gramų viršyti kaip ir nereikėtų. Tai koks tada yra tas teisingas vartojamas kiekis šito grybo, kad jisai duotų maksimalų rezultatą? Šiaip, apie ką mes čia kalbam, tai yra kalbėjimas, ne tai kad skatinimas, bet švietimas, kad apie mikrodozavimą. Apie mikrodozavimą, būtent taip. Čia mes nesiūlom vartoti šito grybo, mes siūlom jį mikrodozuoti. Ir kas tada tas mikrodozavimas, papasakok? Mikrodozavimas šiaip tas, kurį drąsiai galima praktiškai visiems žmonėms siūlyti. Išskyrus nėščioms. Išskyrus nėščioms ir maitinančioms. Nu ir dar yra tam kaip kelios kontraindikacijos. Jo. Tai neviršyti 1 gramą. Neviršyti 1 gramo, reiškia, čia dienos norma, taip? Jo. Ją galima skaidyti per 2 dalis, ar vienu, ar... Priklausomai, kokius momentus mes norim savo gyvenime su šituo grybu pasitvarkyti. Galima, tarkim, jeigu žmogui yra nemiga, tarkim, kamuoja nemiga, jis negali išsimiegoti, neužmiega ir panašiai. Tai tada tokiam žmogui būtų geriau vakare visą porciją, tą visą gramą prieš miegą suvartoti. Jeigu žmogui sunku užmigti, tai grybas šitas prieš miegą jisai jį nuramins ir padės užmigti, taip? Tobulas raminamasis, migdomasis. Žmonės dažnai nulipa nuo visų tų tablečių, kurias vartoja, kad miegą pagerinti. Tai vakare išgėrus, tarkim, gramą ar beveik gramą, galima labai gerai pailsėti. Tiesiog miegas kokybiškas, sapnai spalvoti ir tu atsikeli ir būni pasiruošęs gyventi. O tai gerai, tada, kokios tos pagrindiniai negalavimai, kuriuos gali šitas grybas tvarkyti, kuriuos, tu jau kiek metų su šitų grybų dirbi? Su šituo grybu dirbu 3 metai, gal 3+ kažkiek. Taip. Tai kokios pagrindinės jau tos žmogaus sveikatos sutrikimai, kuriuos jisai sprendžia didžiausiam kiekiu vartotojų, stambiausių... Šiaip reikia suprasti, kad šitas grybas tai yra visų žmogaus funkcijų normalizatorius. Taip. Tai reiškia, viskas, kas išsiderinę, yra atgal suvedama į tą, sakykime, balansą, koks pagal metus jisai turėtų būti pas žmogų. Tai reiškia, jeigu psichika kažkur tai pabėgusi, kažkas tai išsidarkė, suveda atgal psichiką, jeigu kūno kažkokios sistemos, organai kažkokie tai jau nebe taip veikia, kaip turėtų veikti, irgi stabilizuoja ir atvedinėja į tą optimalų veikimą. Tai realiai geriausiai veikia šitas grybas, tai būtent kai yra kažkokie tai nemigos kažkokios problemos. Čia praktiškai visiems veikia. Nelabai aš esu girdėjęs, kad nepadėtų. O šiaip tai jau šaltiniuose, kurie ten, sakykime, išpublikuoti yra, galima atrasti tokios informacijos, kad veikia ir gydo apie 200 kažkokių tai sutrikimų. 200 sveikatos sutrikimų gali spręsti šitas grybas. Ir per kokį maždaug laiką tai atsitinka? Tai vėlgi, tai yra labai individualu, nes grybas randa priėjimą prie mūsų individualiai ir pagal ten tą, sakykime, sugėdimo lygį. Jeigu ten visiškai esi ten, sakykime... Koks lygų maišas, ar ne? Jo, tai reikia suprasti, kad čia ne pagal vadovėlį, pusę metų gersiu ir po pusės metų viskas bamba, aš jau sveikas. Jeigu labai apsileidęs žmogus ir visiškai ten sveikata pabirusi, psichika pabirusi, tai reikia suprasti, kad tai yra maratono distancija. Taip. Maratonas tai reiškia, kad po truputį kapsi tą mikrodozę ir po truputėlį tau viskas tvarkosi. Realiai sutrikimai, kokie remontuojasi, tai ten tiesiog jie fantastiškai. Tu gal galėtum kokių gyvų pavyzdžių, vis tiek per 3 metus, manau, prasisuko tavo tikrovėje ne viena istorija graži, kur būtent šio grybo pagalba žmonės susitvarkė kažkokius vidinius sutrikimus ir gal kelis pavyzdžius galėtum papasakoti. Galiu pavyzdžių, tai aišku, aš turiu labai daug ir visų gal net ir neprisiminčiau kokių, nes... Kurie labiausiai įstrigo? Kaskart sakau, wow, čia tai geras. Tai labiausiai mane žavi, tai kai žmonės labai greitai ir
sakykime, be jokių laužimų nulipo nuo stiprių antidepresantų. Antidepresantų. Jo, tai čia vat yra labiausiai mane žavi šitas momentas. Tai reiškia, šitas grybas padeda žmonėms, jeigu žmogus vartoja antidepresantus vaistus, antidepresinius vaistus, šitas grybas per kiek laiko padeda nuo to nulipti? Padeda, sakykime, per mėnesį jau būna labai apčiuopiamas rezultatas. Tai tarkim, jeigu ten žmogus vartoja kažkokius tai stiprius, jau ten išrašytus vaistus, tai vartojimas ten yra toks, kad iš pradžių kartu lygiagrečiai vartoja su vaistais. Ir grybą, ir vaistus, taip? Jo, ir dažniausiai antrą savaitę po truputį pradedi mažinti vaistus ir po truputį didinti amonitos. Ir mėnesio eigoje visi vaistai nukrenta. Visiškai nereikia jokių ten, nežinau, kažkokių tai destrukcijų nebūna. Tai reiškia, jeigu žmogus sėdi ant antidepresantų, vartoja vaistus nuolatos, jam tiesiog reikia pradėti gerti šitą grybuką ir mėnesio bėgyje jis visiškai nuo tų vaistų nulips. Čia taip jau beveik 100%. Beveik 100%. Mano praktikoje tai praktiškai visi, kam aš va taip esu, sakykime, supažindinęs su šituo grybu, nebuvo tokio, kad man nepadėjo. Iš tikrųjų, man dar irgi nei vienas nesakė, kad kažkaip tai netiko ar nepatiko. Galbūt pradžia būna tas toks inkubacinis laikotarpis, kur žmonės kartais išsigąsta, nes aš irgi esu gavęs kelias žinutės, kad žmonės pradėjau vartoti ir man kažkoks biškį nerimukas atsiranda, ar kažkaip tai su skrandžiu dar irgi buvo, kad skrandis reaguoja į tą grybą kažkurį laiką. Bet kiek aš per mano rekomendacijas, bet irgi ką iš tavęs girdėjęs, aš jiems tiesiog sakydavau, kad šiek tiek pakentėk, palauk dar kelias dienas ir ten iš mano patirties po savaitės, kad atrodo viskas susireguliuoja ir tas grybas jau nekelia jokio šalutinio poveikio, bet jis jau pradeda tada dirbti savo darbą. Tai grybas jisai yra ant tiek unikalus, kad, tarkim, jeigu ten yra kažkokia tai jau užleista liga, chroniška, tai jau žmogus apleidęs. Taip. Tai pradėjus vartoti šitą grybą, jisai patenka į vidų. Yra taip, kad per 4 dienas pilnai užsikrauna visa sistema. Per 4 dienas jis jau maksimaliai pradeda daryti savo darbą. Taip. 4 dienos reikalingos, kad pilnai prasidėtų pilnas darbas. Tai ką jisai daro? Iš pradžių jisai viduje skanuoja, kas yra kur sugedę, kas veikia nebe taip, kaip turėtų būti. Ir jisai suaktyvina tą problemėlę. Tai ne šiaip savo žmonės pradėjo mikrodozuoti, kartais išsigąsta, kad pradėjau gerti musmirę, pradėjo kepenys skambėti. Kepenys reiškia jos nuvargusios, pavargusios, jau jas reikia remontuoti ir grybas atradęs silpną vietą, jisai suaktyvina, nes visas gydymas vyksta praktiškai net ir vakarų medicinoje. Jeigu tikrai kažkas tai apsiema gydyti ligą, tai kaip vyksta tokių lėtinių chroniškų ligų gydymas? Yra iš pradžių suaktyvinama liga, suaktyvinama ir tik tais po to jinai yra gydoma. Tai visą tai grybas daro. Jisai randa, kur yra problemytė, jisai iš karto rodo. Žiūrėk čia. Tai dėl to žmonėms, kam koks klubas, kam koks sąnarys, kam inkstai, kam ten, nežinau, dantinas, kam dar kažkas, ir suaktyvėjo. Suaktyvėjo ten skrandis ar dar kažkas tai. Tai suaktyvinama kuriam laikui, kad energija ir visi resursai pradėtų būti siunčiami į tą problematišką vietą. Tai tokiu būdu vyksta gydymas. Tai labai svarbu neišsigąsti tuo pirmuoju metu, kad kažkas čia man, o kai ta programa vis tiek paleista, kad tai yra nuodingas, mirtinas kažkoks. Jo, susijungia tada dar su... Tai vis, tada žmonės ir pradeda abejoti ir būna taip, kad ir baigėsi čia draugystė. Ta prasme, yra tokių klientų, kurie tiesiog Esu girdėjęs, kad taip yra, jo. Ypatingai tai veikia vyresnio amžiaus žmonėm, nes ta programa yra tiek gaji, nes, sakykime, mums tėvai vaikystės pasakodavo, miške ten eini, pamatai tą raudoną kepurę, tai... Nuspirk. Tik neliesk rankom, o dar geriau, kad nuspirk. Kad kas kitas nepaimtų. Tai įsivaizduok, visa tai yra tiek gaju ir iš kartos į kartą mums perduota, kad vyresnio amžiaus žmogus, bet mes, sakykime, jaunesni, tai, jau informacijos yra, jau lengviau įtikėti yra kažkuo. Tikėti informacijos jau tokios ateina. O, tarkim, mūsų tėvam ar kažkokio tokio amžiaus žmonės, jie dažnai ir negeba pereiti šitą barjerą. Ir kažkas tai įtikino,
pabandžiau, pradėjo kažką tai skaudėti ir iš karto tą programą cink, nuodai. Stop, jo. O kad integracinis procesas jisai turi pradėti kažkokius tai, parodyti, kad žiūrėk, čia pas tave yra sutrikimas ir kadangi mes dabar taisysim, tai biški gali būti ir kažkokios tai nemalonios situacijos. Jo, visi mes norim, kad būtų lengvai, švelniai ir panašiai. Tabletė, duok tabletę. Tabletė arba pirštus praktel pas šamaną kokį, jis tau bukšti. Pataisys. Jo. Taip, nebūna. Realiai mes labai daug ir ilgai save, sakykim, drožėm, neprisižiūrėjom, netausojom ir normalu, kad visą tai reikia atstatyti ir tas atstatymas jisai nėra toks švelnus. Bet šiaip yra kažkokių, tarkim, Lietuvoje senų šaltinių, kur šitas grybas nėra šitaip demonizuojamas, o kad būtų kažkokia tai sena informacija, kur, kaip mūsų protėviai, pavyzdžiui, kaip jie su šitų grybų draugavo? Yra tokios informacijos, dabar aš nebeatgaminsiu, kur kaip ką esu tenais paskaitęs, pamatęs, bet mūsų tie senoliai, tai jie gydydavosi šitais vaistais. Ne visi, bet aišku, kažkuriuose regionuose labiau, kažkuriuose mažiau. Bet galima atrasti tokios info. Galima atrasti informacijos, kad, galvoju dabar, kas čia, ar pasko, ar man kažkur, kad archeologai irgi tai kasinėjo, buvo radę tuos kapšelius ir kapšeliuose buvo irgi džiovintų šitų muslių. Tai reiškia, kad žmogus nešiodavosi šitą grybą kartu su savimi. Jo. O tai kokius dar produktus galima sukurti iš šito grybo, nes, kaip sakyti, mikrodozavimas tai yra džiovintas grybas sumalamas ir tenais, tarkim, gramas per dieną. O kokių dar galima padaryti iš to grybo, nežinau, produktų, kuriais galima irgi tvarkyti savo sveikatą? Tai tobulai veikia tepalai. Tepalai, jo. Dabar irgi yra, galima, jau pradeda lietuviai, ne tik lietuviai, pradeda aktyviai juos gaminti. Tai tepalai fantastiškai veikia, jie veikia labai gerai odos problemas. Viskas, kas yra, sakykime, visi grybeliniai susirgimai, tie negalavimai, kas yra su oda, tepalai fantastiškai veikia. O tą tepalą galima pačiam pasigaminti, ar kas prasidedamosios dalis būtų? Aš dabar nepasakysiu, kas geriau, bet ten su aliejais, su sviestu dabar daro. Ten, sakykime, proporcijų aš pats taip tiksliai nežinau, nes tuo neužsiėmiau, pačia ta gamyba, bet tikrai galima nesunkiai rasti receptus, labai nesunkiai. Ką kiekvienas žmogus gali labai lengvai pasidaryti, tai pasidaryti gali trauktinės. Trauktinės, tai reiškia su alkoholiu. Alkoholis turėtų būti kaip galima stipresnis. Spiritas geriausiai? Jo. Tai 80-90 laipsnių ten yra jau super. Kuo stipresnis, tuo stipresnė ištrauka yra. Ir šitas, sakykime, negeriamas gėrimėlis labai gerai remontuoja sąnarius ir irgi taip pat odos problemas. Tai kažkokius kompresėlius reiktų daryti? Kompresus ir įtrinimus. Jo, fantastiškai veikia, ten visi, kas ten turi artritus ir taip toliau. Tai realiai, būtent šitas trauktinės, tai jos veikia kaip nuskausminamieji, super veikia, bet čia ne vien kaip nuskausminamieji, ilgesnį laiką vartojant ir tepant, ten, tarkim, sąnarius ar skaudamas vietas, ten nugaras skauda ar dar kažkur, tai gydomasis tas efektas yra. Pagyrinamas. Net ir su trauktinėm. Trauktinės, aišku, dar labai naudojamos tų, kas jau turi tas, sakykime, mirtinas ligas, kurių ta programa įjungta sunaikinimo buvo. Ten ta garsioji liga krabo liga. Krabo liga. Tai žmonės ne vieną atvejį esu girdėjęs ir skaitęs daug kaip žmonės būtent su šitom trauktinėm irgi pasiremontuoja savo sveikatą. Iš tų jau baisių ligų. Iš tų baisių ligų netgi galima išeiti. Aš pats, kaiminystėj pas mane ten sodyboje gyveno žmogus. Jisai pasako, kaip jo dėdė išgijo tik tais su trauktinė. Tik tai su grybo trauktinė susitvarkė ir kažkokią tai onkologinę ligą. Jau rimtos stadijos ir ten sakė, jau viskas buvo visiškai nurašytas ir pasiremontavo būtent su trauktinė. Pats aš savo praktikoje tiek žmonių pažįstu, ne vienam irgi esu, sakykime, ir pakonsultavęs ir
ir tų grybų parūpinęs, kas serga šitą ligą ir irgi labai geras rezultatas. Tyrimų ten tokių kaip neturiu, kad buvo taip ir tapo taip, bet žmonės sakydavo, kad jo, tikrai viskas veikia, tikrai jaučiuosi taip. Nes aš skaičiau dabar irgi, bet esu įsigijęs tokios, kaip jinai, Baba Maša, jos knygą. Ir tenais, pas ją tikrai didžiulis kiekis apklausoje dalyvavusių žmonių, kur, nežinau, gal 20 000 žmonių, kurie pasakoja, kokius stebuklus jiems padarius yra šitas augalas, grybas. Ir vienintelė vieta, kur aš randu, kad, tarkim, žmonės jautė kažkokios tai nusiskundimus, gydant vienokį ar kitokį ligos sutrikimą, sveikatos sutrikimą, tai buvo tada, kada tos dozavimo kiekiai buvo per dideli. Reiškia, jeigu yra saikingas tas ne proto ribose, bet tas kažkokia tai norma, ne iki gramo, iki 2 dieninis vartojimas, realiai nei vienas neturėjo jokių nusiskundimų. Pas mus kaip žmonės galvoja dažniausiai daugiau, lygu geriau. Jeigu daugiau, tai geriau. Daugiau čia pavalgysiu, pavarysiu, bus greičiau pasveiksiu. Greičiau ir viskas. Tai reikia nepamiršti, kad tai yra maratono distancija ir tiesiog reikia saikingai, po truputį save remontuoti. O šiaip, aišku, ypač jaunimėlis, jaunesni, šitą grybą dar bando laikytis kaip kažkoks tai malonumas, kažkoks kaifas. Kaip psichodelinį kažkokį narkotiką. Jo, tai čia iš tikrųjų greitai gauna per snarglį, kas bando... Nerekomenduojama, žodžiu, su šitų grybų taip prikolinti. Griežtai. Ta prasme, aš net nepažįstu žmonių, kurie ėjo šitą kelionę ir viskas gerai baigėsi. Žodžiu, bet tripas visiems iš tų grybų garantuotas, jeigu jo suvalgysi per daug. Jo, ir gausis taip, kad toks, sakykime, įrankis, toks ramstis tau buvo panosiai ir su tokiu išėjimu į tą, sakykime, tamsą, gilesnį patyrimą, rimtesnį, tu atsigrasysi nuo visiems. Nenorėsi daugiau prie jo net liesti. Viskas. Tu tikrai nenorėsi. Žodžiu, nepiknaudžiaukit su šitų grybų, saikingai ir... Jo. Ok, tai ką dar galima būtų pridurti, kaip, tarkim, jeigu žmonės patys sugalvotų tai pasidaryti kaip gydymo priemonę, koks procesas, kada reikia rinkti, kur reikia rinkti, kaip džiovinti, kaip vartoti, jau mes kaip ir išsiaiškinom, bet dar žinau, kad ten ne iš karto išdžiovinus galima vartoti šitą grybą. Teorijų šiaip yra visokiausių, visai dabar žmonės linkia dviratį vis tiek išradinėti. Dviratis išrastas. Bet vis tiek dar kartą išras būtų faina. Jo, ir visi tą labai stengiasi padaryti. Tai įdomus momentas, mes čia sėdim arbatėlę geriam ir kalbam apie manitą praktiškai per Kalėdas, porą dienų likę. Tai Kalėdos yra tas metas, kai būdavo šiaurės gentyse, kur šitos tradicijos yra, sakykime, labai gilios ir iš ten atkeliavusios iki mūsų, tai pagrindiniai ritualai musmirių vartojimo būdavo būtent per Kalėdas. Tai ką tai reiškia? Kad yra musmirės surinkamos rudenį, jas surinkdavo, jas pralaikydavo iki Kalėdų praktiškai. Tai čia 2-3 mėnesiai. Jo. Pralaikydavo jau tada ir tik tais per Kalėdas darydavo šitą ritualą pagrindinį musmirių vartojimą. Nes ten aišku ir mistikos, ir magijos, čia jau jie vartodavo didesniais kiekiais ir ten truputį kitais tikslais nei mes, apie mikrodozavimą. Bet šitas faktas jau rodo, kad jau tada žmonės žinodavo, kad reikėdavo jas išdžiovinus palaikyti. Ir įdomus dalykas, kad per Kalėdas ant eglučių pas mus dažnai būna raudoni bumbulai. Taip. Tai visa tai atėjo iš ten, kad žmonės džiovindavo ant medžio, ant eglių, padėti tie grybai būdavo. Ir tas žaisliukas raudonas kaip kepurėlė. Jo. Ir būtent iš ten. Ir tai reiškia, kad reikėtų pralaikyti. Pralaikyti reikia 2 mėnesius tam, kad viena rūgštis, ibuteno rūgštis, kuri nėra draugiška mūsų organizmui, jinai ten, jeigu šiaip pagal kenksmingumą, tai jinai ten, mizerna, ta prasme, neturi labai kažkokio tai
ardomo didelio poveikio, bet visgi jinai nėra mums draugiška. Geriau yra jos išvengti. Tai va dėl to ir yra pralaikomi šitie džiovinti grybai ir tik tais po 2 mėnesių vartojami. Susirinkti juos nesudėtinga, pas mus jų auga visai daug. Ir girdėjau, kad Lietuvoje jie gaunasi gan stiprios koncentracijos tų visų reikalingų medžiagų. Labiausiai paklausus iš viso mūsų žemės rutulio, geografinė platuma, šita Baltijos šalis, čia yra patys stipriausias, turi daugiausiai tų, sakykime, vertingų medžiagų. Mustimolio daugiausiai. Šiaip pačioje amonitoj ten yra tona medžiagų, kurios yra mums reikalingos. Sunku šiaip iš kažkur tai susirinkti. Tai vat šitos Pabaltijo regionas yra pačios paklausiausios tos raudonos kepurės. Bet kaip įdomu, atrodo, kaip tu sakai, tona gerųjų visų mineralų, ko organizmui reikia, o grybas paverstas kažkokiu demonų priešu, tai turbūt tik tais irgi, kad tas žmogus nebūtų toks sveikas. Nu, čia realiai nereikia jokių net sąmokslo teorijų praktiškai. Nieko. Čia, ta prasme, labai nesunku suprasti, kad tas, kas realiai žmogui padeda, tas, kas yra jam prieš pat nosį, reikia demonizuoti. Reikia paleisti programą, kad žmogus visgi išliktų, sakykime, tuose verdiškose pančiuose. Yeah. Tai šitas grybas, be to, kad sveikatina patį žmogų, jisai padeda labai stipriai pamatyti, kur jisai yra pakilęs gyvenimas. Žodžiu, jau parodo visą šešėlinę pusę pačiam žmogui. Nu, realiai parodo, kur žmogus grybauja. Jo. Realiai, kur tu grybauji ir va ten irgi paspaudžia. Tai lygiai taip pat, kaip paspaudžiat, pradėjus vartoti fiziniam kūne, va, realiai ten pradeda kažką tai ten mausti, dar kažką jau prasideda gydymo statymo kažkokie tai procesai. Tai lygiai taip pat šitas grybas parodo, kur tu gyvenime prasimetinėjai. Kur tu savo meluoji, kur ir kiek tu tenais ką darai, ko nenori daryti. Suaktyvina ten, sakykime, jeigu tu ten turi kažkokią tai pykčio, va tokio užpresuoto, pradeda tas pyktis kažkodėl tai labiau išsitransliuoti. Tai va čia tas momentas irgi, kurį dar reikėtų žmonėms žinoti, pradėjus mikrodozuoti. Neretas, kuris pasako, lemba, kaip čia yra, kad aš šiandien be priežasties piktas pasidarau, kažkokios neadekvačios į situaciją reakcijos. Taip. Kas čia per bairiai? Tai yra taip, kad šitas grybas, patekęs į mūsų sistemą, visas tas supresuotas emocijas, neišreikštas, bet užkovotas, visai pradeda atlikinėti ir pradeda išleidinėti. Tai dėl to 2 savaitės būna aktyviai, pradeda, sakykime, neadekvačiai žmonės reaguoti į situacijas. Tas buvo ir pas mane, lygiai taip pat pradėjau vartoti ir porą savaičių ten namuose toks, sakykime, drakoniukas buvo. Taip jau žiūri, ką tu čia darai, kad ten ne taip podelį padėjai, jau man reikia urkti kažką, tai jau kažką tai leptau, dar kažką. Tai aš švelniai daryti, čia buvo stipriau. Nes kad būtų nušviesti, kad jeigu pradėjau mikrodozuoti ir prasidėjo neadekvačios reakcijos, tai yra irgi laikinai. Tai reikia, galima įsivaizduoti, kad įjungia turbiną ir viduje tas išsuks ir tas, kas buvo, sakykime, uždėta, užspausta, reikia tiesiog atpilti. Atpilti ir... Žodžiu, ant ko užkosės jau paskui tiesiog reikės atsiprašyti. Jo, artimoje aplinkoje gal reikėtų iškart perspėti, kad galiu artimiausiu metu būti kažkaip tai taip jautresnis, kažkoks kitoks irzlesnis, piktesnis galiu būti. Visa tai yra labai laikina. Ir perėjo irgi žmonės per šitą, sakykime, barjerą, perėjo per šitą etapą, po to tik tai džiaugiasi, kad nenumečiau aš visą šitą reikalą. Tai kiek žmonių, jeigu ne paslaptis, maždaug pro tave prasisuko su tavo vedimu ir pagalba, realiai jau prasisprendė kažkokias tai gilesnės arba mažiau gilias problemas, būtent šio grybo pagalba? Nelabai ir galvoju aš apie tokį skaičių, šiaip gal kažkada skaičiavau, kai buvo 500 ir jau tada... Jau virš 500 yra žmonių, kurie vienaip arba kitaip yra pasiėmę iš šio augalo kažkokią naudą. Čia jau senai buvo ir nuo tada aš jau... Ir tada paleidai iš tą skaičių, taip? Nebebuvo įdomu skaičiuoti. Šiaip, ne šiaip, o dabar šitas grybas ant tiek trendas.
Taip. Prasme, tiek jisai tapo madingas. Aš girdėjau netgi, kad Rusijoje iš vis uždraudė rinkti net. Jau girdėjau ir aš tiksliai nesu tuo tikras ar taip ar ne, bet girdėjau, kad už rinkimą ir platinimą jau tenais baudžiamas bylos. Nuo kažkurios tai datos, atrodo, ateinančiais metais jau viskas. Tai reikia suprasti, kad ne šiaip sau šita banga, jinai jau stipriai kyla, žmonės nenormaliai, nenormaliu greičiu nueitinėja nuo alkoholio, nuo rūkalų, nuo kitų rūkalų, nuo vaistų, tai reiškia jau žmogus... Informacija net netenka klientų. Jau žmogus praktiškai nukreipinėja tuos vergystės pančius pagrindinius. Taip. Į kuriuos, sakykime, ta ekonomikos šitos dalys jos stipriai žmogų laiko, tai jisai ištrukinėja žmogus. Tai šitas trendas ne šiaip savo, kaip čia iš tos karalystės, iš grybų karalystės, dabar yra antiek stipriai skleidžiama šita žinia, čiagi ne žmogus sugalvoja, kad dabar ištraukime. Taip, kažkas viršų nusprendė, kad laikas duoti žmonėms įrankius, kad jie nubustų, išliptų iš to miego sapno, atsipeikėtų greičiau. Jo, nes šitas įrankis, grybas, tai jisai yra antiek unikalus ir antiek prisitaikantis prie kiekvieno ir randantis, kas tau yra negerai, kaip tave išvystyti, kaip tave išpimti. Iš tų, sakykime, destruktyvaus ir toliau savęs artimo. Kad, čia tiesiog, čia mistika, magija ir taip labai nepavadinsi, nes aš taip savo gyvenime toks eksperimentuotojas ir tyrinėtojas, tai nieko panašaus mano pačio gyvenime nebuvo iki tol, kol neatsirado grybų. Tai yra kaip šviesos greitis. Ant kiek tu pradedi vystytis, ant kiek tau atsiranda galimybių, ant kiek tau... Tu tik tais išreiški ketinimą, išreiški norą, ko tu nori iš šitos sąjungos ir grybas tave po truputį jisai išveda. Išveda ten, kur tau... Žodžiu, galima tiesiog kažkokią tai užklausą jam duoti ir jisai padeda tą užklausą išspręsti. Šito grybo energija skaitos, yra vyriškos energijos, sakykime, nešėjas, tai esu kažkur tai skaitęs. Iš tikrųjų, aš apie šitą grybą mokinausi pas vieną šamaną, kuris man daug žinių perdavė, kaip su šito grybu dirbti, kaip sąveikauti su juo. Tai jisai pasakojo taip, kad šitas grybas yra kaip tas, sakykime, visagalis, labai galingas karalius kažkoks, tai tokia energija. Ir mes kaip maži vaikai ateinam pas tėvą, kuris neriboti resursai ir sakom, tėvų nori to. Tai jisai yra antiek dosnus ir antiek nesvarstantis, kad tau duot ar neduot. Jis duoda visiems. Paprašysi, gausi. Tik tais visą laiką reikia suprasti, kad su to, ko tu nori, eina ir atsakomybė. Paaiškink, kad su to, ko aš noriu, eina ir atsakomybė. Tarkim, jeigu... Čia truputėlį, aišku, truputį kita tema. Tai tada nesiplėsk labai. Nutekėtų truputį į kitą pusę. Tarkim, aš dėstau tokį dalyką, kaip su šituo grybu dirbti, kaip tuos norus pasiekti, kaip jie yra materializuojami. Ir tarkim, jeigu aš ten sakau, kad aš noriu dabar namą. Taip. Aš noriu namą. Ir jeigu tam tikrus parametrus pasireguliuoti, aš tą namą ir gausiu. Taip. Bet kažin, ar man tai atneš, sakykime, tą laimę. Nes su tuo namu ateis dar rūpesčių visokių. Žolę pjauti. Žolę pjauti, dar stogas gės, bus reikalų. Visokie reikalai, ir mokesčių papildomai, ir dar. Tai mano praktikoje toks eksperimentas yra atsitikęs, jau iki tokio lygio, kad, tarkim, materializavosi namas. Iki tokio lygio. Tai reikia suprasti, kad tie norai, jeigu iš inkilo, kuris yra pilnas virusų ir čia niekada nieko netvarkė, tai nebus tikrai. Tai bus papildomų tik tais rūpesčių. Taip. Bus papildomų rūpesčių. Tai žodžiu, tada šiandien grybo pagalba galima susitvarkyti tas visas šiukšles ir jau kada šiukšlių nėra, tada ir žiūrėti, ko iš tikrųjų aš noriu iš to gyvenimo ir ką aš čia iš vis veikiu. Jo, tai šitas grybas, jisai mėgsta konkretumą. Jį geriant, kaip ir bet ką, geriant, vienas geriam arbatėlę dėl to, kad skanu, dėl to, kad jinai aktyvuoja, dėl to, kad metodizuoja. Tarkim, tai grybas irgi tam tikros medžiagos, tam tikra dvasia
su kuria aš einu į kontaktą, einu į sąjungą, ko aš noriu. Įvardinti, ko aš noriu. Nu, nes ne taip aš ten tų piliulių ar ten džiovintų grybų pagersiu. Ko aš noriu šis? Ar noriu, kad mano kūnas ten pasveiktų? Ar noriu, kad tenais pradėčiau vystytis ten subtiliuose lygmenyse? Ar ten noriu ten santykių kažkokią temą spręstis? Visai labai konkrečiai. Tai kaip pas tėvą atėjau, nu ko aš prašysiu? Tai labai aišku įvardinti ketinimą. Jo. Kaip ir bet ką gyvenime daro. Jeigu nėra aiškaus ketinimo, tai tada ir nepasidarys tai, kaip tu įsivaizduoji. Labai aiškiai konkrečiai turi būti įvardinti, ko aš noriu ir vat, ko man reikia iš šito gyvybės. Ir jisai tada labai subtiliai pradeda tau, jisai iš dangaus nenukrenta. Tai reikia suprasti ir nebūti naiviem, kad nu, čia dabar tų grybų, op, ir tipo nukris kažkas. Jo. Tiesiog atsiras keliai. Kaip tai pasiekti? Kaip tai pasiekti? Tai reiškia, kad reikės pradėti veikti. Daryti kažką reikės. Šitas grybas ką daro, o veikti žmonės kodėl nepradeda? Nes tai reikės išeiti iš komforto zonos. Ir no energy. Plius, vat, ką šitas grybukas aš ir savo kailiu patyriau, kad jisai tikrai duoda energijos ir nu, toks gaunasi kaip turbo užtaisas. Na, man ir arbata duoda, bet ir grybas, jisai sustyguoja, na, mano asmeninė patirtimis atrodo, kad išgrynina visus, vat, jeigu aš turiu dienos darbus, aš juos labai tiksliai greitai atlieku, dėl to, kad nėra jokio blaškymosi. Jeigu mano yra neatlikti darbai, aš juos atlikau, viskas. Tada aš galiu kažkokius tai veikti savo reikalus. Ir jisai padeda išlaikyti kryptį. Visai ką daro, vat, tarkim, kaip pradžioje mes ten šnekėjom, jeigu kažkas tai turi nemigos problemų, tai geriau tas, ten, sakykime, kapsulės ten ar tą grybų dalį išgerti vakare. Bet jeigu yra kiti tikslai, va, tarkim, reikalingas fokusas ir reikalinga energija, tai ryte išgėrus šitų grybų, jisai iš principo tai uždeda kaip arkliai vagą arę, ir tai jiem iš šono va, taip uždengia, kad jie matytų tik tais kur tiesiai eit, kad nebūtų, kad dar ten paeis ir apsisuks ir ten. Tai ir žmogui lygiai taip pat vartojant, jisai fokusą duoda. Fokusą ir energijos. Kad tiesiog vat, būtų tikslas pasiektas. Tai ryte atsikėlus, va, tarkim, jeigu aš ten iš karto žinau, šiandien aš darysiu tą užduotis, viskas, aš čiukšt kaip arkliui užsisukau šitą, padariau, pasisukau šitą, padariau ir šitą. Tarkim, mano atveju tai būdavo taip, šitą padariau, nedadariau, imuosi kito, kitą pakrapščiau, trečią, grįžtų po to ir tokio mišrainė būdavo. Ir nebūdavo, va, čia pukšt padariau, viskas, priėjau prie kitos užduoties. Čia grybas labai puikiai va, čia veikia. Ir kad man irgi esi minėjęs, tai va, aš tiesiog irgi pakartosiu, kad šito grybo trūkumas yra tas, kad jo nėra tiek daug, kad užtektų visiems. Reiškia, čia vis tiek šita terapija galima tik tais ribotam kiekiui žmonių, dėl to, kad jo tiesiog tiek miške neužauga, kiek galbūt reiktų, kad visa žmonija galėtų juo gydytis ir pasveikti. Nu, įdomi čia taip aš kaip pradėjau iš to grybų, sakykime, taip stipriau šitą sritį eit, tai gavosi taip, kad ten kur nors ten to internetinėje erdvėje, ten jeigu jau išpublikuodavau, kad ten galima gauti pas mane ar dar kažką, tai rašydavo, tai ką, tai ten renki, surinksi visus, ten kitiem neliks ir ten taip toliau. Tai jo, šitų grybų nėra taip, kad visiems žmonėms ant žemės rutulio užtektų. Antras dalykas, tai ne visiems reikia, nes realiai tai yra taip, kad čia jau pasirenka iš tenais, kad nu, tau jau laikas. Taip. Šiaip tu žmogaus nei kalbėsi, nei ten įtikinėsi, nieko tiesiog. Jeigu jau kažkam laikas pradėti, sakykime, krapštytis sakytis iš maidučio, tai šitas grybas iš karto va, tik tokią informaciją iki ausų dais ir nu gal čia jau reikia. Ja, bet iš tikrųjų aš ir iš savo draugų pažįstamų turiu tokių pavyzdžių, kur tiesiog jie taip kaip vaikai prieš tai, bet ar tikrai viskas bus gerai, ar tikrai man čia nieko nebus ir vis tiek ta baimė kalta tėvų, jinai iš tikrųjų stipri ir perlipti per tą tokį baimės slenkstį, gal kitiems net ir nepavyksta, nes baimė nugali. Jo, nu aš tai čia turiu patį gražiausią pavyzdį, tai mano mama, realiai irgi problemų su sveikata ir visko yra ir, žodžiu, kai tik tais aš jau atradau, kad oho, čia va taip, bet iš tikrųjų viskas yra, jau pats buvau tenais pavalgęs mamai, jau iš karto mama, ne, tipo,
kelias ten kapsulės išgėrė, galva plyšta ten. Tai reikia suprasti, kad plyšta galva, nes detoksikuojasi. Tai prasideda valymuose visas tas procesas, ten dažniausiai galva pradeda skaudėti pirmoje vietoje ir viskas iš karto numetė. Viskas. Ne, tikrai ne. Praėjo, ten sakykime, keli metai, jau sako, gal man irgi reiktų. Ir va tik pradėjo mikrodozuoti, iš karto miegas susitvarkė, iš karto susitvarkė kai kurios problemos, fizinės problemos. Tai va šiai dienai irgi mama irgi geria. Jeigu mama klausys mane, tai sakys, Bet tai ką, iš tikrųjų labai stebuklingas augalas, labai daug magijos jisai sukuria šitam pasauliui ir jeigu nuspręsite, kad jau ir jūs norite išbandyti, tai tiesiogiai per Andrių, ar galite per mane kreiptis ir Andrius atlieka tą visą juodą darbą, surenka, išdžiovina, supakuoja, tiesiog reikia tada arba galite eiti į mišką patys. Iš tikrųjų net ir sako baba Maša, kad pirmą tą kursą geriausia susidraugauti su grybu, nueit, surast, išsidžiovint, susimaut, suvartot. Bet jeigu, kaip sakyt, nėra kur, nežinot vietų, tai galit... Jo, yra tai taip, kad tiesiog miesto žmogus, sukasi kaip skrusdėlėjęs savose reikaluose ir tenais kuris tau važiuos, ten kažkokia miške kažkokia. Viskas yra paprasta, viskas yra pasiekiama, viskas yra padaroma pačio, lengvai. Bet dažniausiai žmogus neturės nei laiko ir šitam laike, kai taip viskas greitai sukasi, labai yra patogu, kad kažkas už tave tai padarė, ir viskas. Ir aš pradedu ten jau su juo draugauti. Aš irgi sakyčiau, kad važiuok į mišką, pasirink, pasidžiovink ir pavalgyk. Bus visai kitaip. Ir miške pabūsi, pliusas jau didelis ir šiaip gal dar kažką tai miške paveiks. Bet daug žmonių iš tikrųjų, kurie negali savo startą pradėti taip daryti. Turiu net bičiulį, kuriam irgi sakiau, taip pat tu laukit, kai važiuok, rink, kam tau ten pinigus išvėti, važiuok. Išvažiavo vieną kartą, antrą, trečią, nėra, šitas rajonė nėra, kur tu juos ten, kaip jie ten auga, kad jų niekur nėra. Tai aišku, dar būna nuo sezono priklauso, būna vienais metais visur labai daug, kitą kartą auga tik tais ten, kažkur. Specialiuose vietose, jo. Iš tikrųjų, man irgi, aš kada bandžiau pats ieškoti, pirmas važiavimas buvo visiškai nesėkmingas. Radau galbūt ten kelias galvutes, nupūvusias, nulaužytas, žodžiu, iš vis nebuvo, nei vieno. O antrą kartą tiesiog jau irgi sužinojau, kad yra viena vietelė, ir ten tiesiog, kaip žinai, kaip javų laukai, taip visa pamiškė, raudonų kepuraičių, tai žodžiu turiu ir aš savo vietelę ir... Jau kas randa savo vietas, tai dažniausiai jie tenais ir auga. Tiesiog ten, jeigu tu žinai, kad jų tenais yra, tai... Jų ten visada bus. Ir kitais metais tikėtina, kad būna taip, kad peršokinėja, vienais metais vienoje vietoje pilna, žiūrėk, kitais nėra. Ten iš vis nėra, jie tiesiog toje vietoje kas antrus metus auga. Bet yra tokių vietų, kur kiekvienais metais. Na ką, tai mes čia artėjom jau link 40-30 minučių. Tai gal per daug neapkraunam klausytojų, nes vis tiek visų laikas yra brangus ir tikiuosi žinutę mūsų išgirdote. Ir jeigu tingite eiti į mišką patys, o dabar kaip tik jau kalėdos, jau jos pradžiūvė, jos kaip tik yra tas pats metas, kada galima su jom pradėti draugauti. Tai aš sakau, ar tiesiogiai per Andrių, ar per mane gali kreiptis ir keisti savo gyvenimus. Atsikratyti nerimo, depresijos, tu irgi esi minėjęs, kad šitas grybas jisai pašalina baimės jausmą. Tarkim, jeigu žmogus gyvena nuolatinėje baimėje, jinai tiesiog kažkaip išsijungia stebuklingai. Praktiškai esminis šito grybo ir yra dalykas, kad žmogus kodėl nepradeda keisti savo gyvenimą. Tai yra dėl to, kad neturi energijos ir turi daug baimės.
Tai grybas, ką jisai daro, jisai išjungia, sakykime, tą reptilinę smegenų dalį, kuri atsakinga už instinktus ir baimės. Taip. Prigesina tiesiog, ten teoriškai nežinau kiek kartų, ten daug kartų prigesina va šitą dalį. Ir žmogus turėdamas energijos, matydamas, nes grybas parodė, kur tu grybauji, tu pradedi daryti ten pokytį. Taip. Plius jisai dar tau duoda, sakykime, tokį siūlo galą. Jisai duoda kažkokiom tai aplinkybėm, atsiranda kažkoks žmogus, atsiranda kažkokia informacija, tas. Tai tiesiog tu tą siūlo galą turi energijos ir neturi baimės daryti pokytį. Daryti tai, ką nori iš tikrųjų daryti. Jo. Ko iki tol gal nesiryžai, nes Tai vat visa magija, kad realiai kaip tai veikia. Tai veikia dėl to, kad žmogus, sakykime, per ką yra labiausiai valdomas? Per baimę. Per baimę. Dėl to per žinias ir per teliką ir per delfį ir visur yra 95% baimės, o pačioj pabaigoje panda Kinijoje atsivedė pandžiukų nugesinti tą visą. Jo. Tai vat, kad žmogų nulaikyti nuo pokyčių, tai esi įkinkytas į, sakykime, tuos ekonomikos variklius, sakykime, sraigtelius. Taip. Ir viskas, tu esi tik tais tam, kad kaip batareika būtum vartojama. Vartojama suktum. O kad tu turėtum ten laisvės ir pasirinkimo, tai yra visiška iliuzija. Tai žodžiu, išlaisvina grybas iš baimių, duoda energijos, sutvarko sveikatą, depresiją išgydo. Tai jeigu kažką iš tų išvardintų ligų jūs nešatės, gyvenat kartu su tuo, tai pats metas laužyti senas dogmas, senus įsitikinimus ir pradėti vidinį pokytį nuo savęs. Taip, kas įdomu, dar koks įdomus momentas, tai tarkim, šitas grybas, jeigu padeda taip greitai, sakykime, tau vystytis, tai net visos tos, sakykime, dabar labai populiaru irgi patapo tarp, sakykime, tų, sakykime, sąmoningų žmonių, kurie sąmoningai jau susiprato, kad kažką tai reikia savo gyvenime dėl savęs daryti. Taip. Vartoja kažkokias, tai naudoja kažkokias tai metodikas, tai joga, ten, visokiausias tokias metodikas. Šita dalis masiškai dabar, jeigu šitą temą eina, masiškai, nes dabar yra taip, kad viskas labai greitai eina, visos tos metodikos veikia, bet jos labai imlios laikui. O dabar reikia greitai, reikia spręsti problemas greitai. Greitai, nes čia rytas, čia vakaras, čia Velykos, čia Kalėdos. Taip, laikas lekia kosmiškai ir nebėra kada mindžikuot vietoj. Taip. Tai vat grybai dėl to ir trendina, kad pagal šitą laikmetį žmonėm reikia duoti, kas veikia dabar. Ir jeigu čia prie tos ezoterikos dar truputėlį prisitempt, tai grybai aplamai jie padeda tvarkytis su šita realybė. Kokios spalvos grybas yra? Raudonos. Jeigu pagal energetinius centrus, raudona spalva. Raudona, kuri čia trečia čakra? Apatinė. Apatinė. Baimė. Baimė ir taip, kaip aš stoviu ant žemės. Viskas apie šitą realybę, kaip tu stovi ant žemės. Tai skaityk, didžioji dauguma žmonių ir yra pastrigę pačioje apatinės čakros. Viskas, namas statosi nuo pačios į viršų. Ta prasme, jeigu tu nesusitvarkai apačios, apie kokį ten viršų, ten net nėra ką kalbėti, tu pirmą atsistok tvirtai ant kojų, susitvarkyk fizinį kūną, susitvarkyk santykius, finansus ir visą kitą. Tada, kai jau gerai čionais, tu pradedi aukštyn kilt. Taip. Tai vat grybo raudona kepurė įrodo, apie ką visas darbas yra su juo. Apie šitą realybę, kaip aš šiandien funkcionuoju šitam žaidime, kiek aš čia save suprantu, kiek aš save esu valdęs. Tai vat čia dar aš truputį tokį anoncėlį užmėsiu, kad su šituo grybu aš vedu tokius, sakykime, kursas yra sukurtas, jis jau tęsiasi 2 metai, tai kas keli mėnesiai vis būna, tai sausio 16 dieną, jeigu kažkam tai norisi, save pavystyti su šita metodika, kaip dirbti su šituo grybu, kaip ten tie norai pildosi, kaip aktyvuoti tą savo vadinamą gūglą, nes gūglas tai yra taip, kad šitas grybas, aš kaip ir minėjau, ko paprašysi, tą gausi, ko paklausi, tokį atsakymą. Tai realiai visa tai yra tavy. Net ir Biblijoje visur ten yra visi atsakymai. Gaus bus atidaryta, klaus bus atsakyta. Tai realiai šitas grybas, aš esu šitas žinias gavęs iš šamanų, kaip visą tai aktyvuoti, kaip savo gyvenime mikrodozuojant,
tas kursas yra mikrodozuoji po truputį ir ten yra praktikos dalykai tie, kurie veikia, dar galiu pabrėžti, kurie veikia. Ta prasme, nes aš esu pribandęs ir eksperimentavęs ir ten daug dalykų jie tiesiog darai, bet nėra ten to efekto. Tai į kursą yra sudėta visa tai, kas veikia, mikrodozuojant tai aktyvuojasi N kartų ir su visa ta informacija praktiškai galima užlipti ant kito laiptelio, kur vėl naujas taisyklės, naujos žaidimai, naujos patirtis. Reiškia, tu sujungi kaip, ta prasme, kursos praktikos kažkokios, kurias žmogus atlieka dar papildomai prie to, kad jisai mikrodozuoja. Jo, jisai mikrodozuoja ir kiekvieną savaitę yra 4 savaitės vyksta visas kursas. Kiekvieną savaitę yra, sakykime, paskaita lekcija, jinai trunka apie 2 valandas su tam tikra informacija ir tvarkomis tam tikri dalykai. Sekantį savaitę vėl ten praktiškai teorija 2 valandos, namų darbai ir vėl ir va taip einam. Greitas šiftas, žodžiu. Jo. Nes kaip įsivaizduoju, jeigu žmogus pradeda vartoti visiškai, be krypties, tai tada, čia žinai, kaip miške, braidai ir nežinai, kurią pusę eiti. Tai su vedimu tai vyksta žymiai greičiau. Jo, tai yra unikalus, sakykime, toks šiai dienai kursas. Patikrintas irgi. Patikrintas visų pirma, tai manęs paties. Mano gyvenimas totaliai keitėsi, kai visą tai aš pasidariau su savim. Po to jau yra pakryptas gal, apie 100 žmonių irgi yra praėję šitą kursą, tai ten... Kur gyvos istorijos ir atsiliepimai. Ten fantastiški pasiekimai. Fantastiški. Tai vat, jeigu kažkam tai norisi, jeigu kažkam tai skambina iš viršaus ir jau laikas, tai sausio 16 bus nauja klasė. Ką, Andriau, ačiū labai už pokalbį, už tokią išsame detalę informaciją. Tikiuosi, išklausėte iki galo. Jeigu manot, kad šitą informaciją gali būti naudinga ir jūsų draugam ar pažįstamiem, pasidalinkite šio video. Noriu tada padėkoti. Čia mes taip irgi susitikom dieviškoj saloj, kaip visada irgi atsitiktinumų nebūna. Tai ačiū visiems, kad žiūrėjote ir iki kitų susitikimų. Taip, ačiū visiems, kas investavo laiką į šitą, sakykime, video, pasižiūrėjo jį gal iki galo. Ačiū tau, mes, aišku, čia susitikom ne šiaip savo. Jeigu esam rūporoje šitos energijos, šito grybo, tai... Tai ir dalinamės. Gerai, tai ačiū visiems už dėmesį ir iki kitų susitikimų. Iki.